Sveiki gyvi, čia tinklalaidė LTU Aquatics. Šiandien noriu pristatyti jums svečią, ypatingą svečią, net nežinau kaip jį pristatyti, pilkasis kardinolas, nematomo fronto karys, barbis devindarbis, bet iš tikrųjų tai LTU Aquatics sporto projektų vadovas Robertas Vilkelis. Labas, Robertai. Labas. Tai kaip tave pristatyti, kas tu toks iš tikrųjų? Nu, aš ten tų, ko privardinai, titulų neprisiimčiau, net ne titulų, gal tų epitetų neprisiimčiau, bet aš tai savęs sakyčiau kaip pagalbininkas plaukimo, toks bendruomenės, ne tik plaukimo, vadinkim, šiuo metu ypač pareigos įpareigoja, tai vandens sporto šakų padėjėjas, pagalbininkas. Noriu bendruomeniai padėti tuo, ko galiu, savo darbais, tai aš sakau, aš tokiu pagalbininkų padėjėjų savai vardinčiau. Realiai tavo darbo praktiškai niekas nemato, išskyrus administraciją, ko gero, žinai. Taip, net ir jie turbūt ne visi ir mato ir supranta iki galo, ką aš darau. Gali taip paaiškinti pakankamai trumpai, iki pusvalandžio tokio, žinai, ką tu darai. Trumpai, tai pats viršus, ką mes matom, ką matysim čia vasarą, tai pats ta piramidės viršūnė, tai rinktinių pasirodymai, varžybose, tai visi organizaciniai reikalai nuo paraiškų pateikimo iki apgyvendinimo, už rezervavimo ir panašus dalykai, bet iki to, kol prieini, seka daugiau tų mažų darbų, kas tiesiogiai susiję, tai susiekimas visų datų, visų deadline'ų, visų tų dalykų, ką minėjau, pateikimo, bet ir šiaip tas treniruočio organizavimas, už kurį atsakingi tiesiogiai yra treneriai, bet reikia ir bazės prižiūrėti, kad turėtume kur plaukti, kad visiems sąlygos būtų geros. Tada mūsų visa varžybų sistema, kas čia jau yra, jeigu lipkim nuo piramidės laipteliu žemyn, tai mūsų varžybos, Lietuvos varžybos, tai Lietuvos čempionatai, amžiaus grupių pirmenybės įvairios. Tai irgi vėlgi tos pačios, tie patys organizaciniai dalykai, kur mes jau atvykę į renginį, matom viską, gražius baseinus ir visą kitą, bet iki to seka irgi nuostatų sudarimai, prizų užsakymai, teisėjų komandos rinkimas ir taip toliau. Bet čia irgi turbūt aš vardinu tos tokius mieliausius savo darbus, per ką būtent ir atėjau į plaukimą, per teisėjavimą ir per varžybas. Apie šitą mes grįšim dar prie šitą dalyką. Tai aš turbūt tos mieliausius vardinu darbus, o paskui visos tos smulkmenos, kažkokie siekimas informacijos, rinkimas informacijos, kaip sakau, pasikartosiu, nes srautas informacijos didelis tiek iš tarptautinių federacijų, tiek iš galbūt čia Lietuvoje rato ir iš artimesnių, kad tai visą tą informaciją surinkti, perduoti tiem žmonėms, kam reikia, kad ją būtų sureaguota, kada reikia imtis atitinkamų veiksmų, dėl to, kad tai būtų kažkokie užsakymai ar kažkokie pakeitimai, tai toliau prie veiklos sandėlio esu mūsų ofiso ir mūsų LTU Aquatics sandėlio, kaip sakyti, ūkvedys. Tai va šitos dalies tikrai, kad mažai kas mato ir mažai kam tenka ten kojai žengti į tą patalpą. Bet viskas vis tiek galų gale sugrįžta ir siejasi prie to, kad viskas yra bendruomenė, viskas yra sportininkams, treneriams, kurie atstovauja Lietuvą ir neša tą mūsų LTU Aquatics vardą plaukimo, šuolių vandenį, dailiojo plaukimo disciplinose. Tai aš galiu pasakyti, kad tu esi tas mechanizmas, kuris sujungia visas dalis ir kad jos tinkamai suktųsi. Taip, ir tikiuosi, kad tai pavyksta padaryti, taip turėtų, kaip sakyti, kasdienybėje, taip turėčiau ir dirbti turbūt taip, kad realiai nieks nepastebėtų, kad aš ten kažką darau, bet paskui tiesiog dalykai įvyksta ir įvyksta gerai. Visada, aišku, kaip sako, laikom tos čiūrus, kad čia viską suderinom, ten viskas bus.
informacija išsiųsta, kažkas tai užsakymai patikti ir panašiai. Bet dar ir techniniais dalykais užsiimi, ten, mačiau, filmavimo organizavimu, ten su kompiuteriais tvarkaisi kažkaip tai ypatingai. Jo, bet čia tokie nėra tiesioginės kaip ir pareigos. Tai apskritai technologija, tai šiaip visą laiką šalia buvo, tai toks kaip ir hobis jau nuo senų laikų, ten atsimenu susitaupus. Nuo linkomanijos. Ne, taip ir negavau to pakvietimų iš tikrųjų. Tai nuo senų laikų atsimenu, susitaupėm su pusbroliu pinigų, nusipirkom pirmą savo stacionarų kompiuterį už 200 litų gal, nes turėjom, kaip ir namų turėjom jau kompą, bet ten buvo patėvio, kaip ir sakyti, darbiniams reikalams ir dažnai tas mūsų smalsumas nuvesdavo iki to, kad tas kompas ne visada veikia iki galo po to. Tai atsimenu, nusipirkom pirmą kompą savo, tai būdavo ten... Atsimeni jo duomenis kažkokius, aš įsivaizduoju 286, ar Pentiumas pirmas? Ne, jau Pentiumas buvo, bet ten Pentiumas pirmas, antras, galbūt, nežinau, 200 MHz greitis. Su mygtukų turbo? Būdavo turbo, ne ant klaviatūros, ant kompo pačio būdavo turbo mygtukas. Tai va, nuo tų laikų jau ta technologija arti ir kur mes kažkokius žaidimus įsirašinėjom, perrašinėjom, tada kompas stringa, operacinė sistema per savaitę kelis kartus persirašinėjom. Tai vat iš tų laikų ta technologija liko šalia ir domiuosi, ir dabar galiu irgi panaudoti ten darbę, ar tai kolegai kažkokiam pagelbėti, arba galbūt, kaip sakai, kažkokį pagalvoti techninį sprendimą, nufilmuoti ar tai varžybas, ar kažkokį tai L2 Aquatics renginį. Paskutinis buvo mūsų seminaras treneriams, kurio medžiagą greitų metų tikiuosi pasidalinsim su bendruomenė. Pridėtinė vertė žmogui, kuris rūpinasi visais dalykais asociacijai mūsų. Sprendžiant iš to, kad, sakai, žaidžiau kompiuteriu, ten su draugu kažką darėm, tai sprendžiant iš tavo tokių kalbų, tai turėjai pakankamai laiko laisvo, tai tikriausia nebuvai plaukikas. Nebuvau. Aš šitų dalykų, šitų aspektų, tai gal vidinis toksai mano nėra, kad aš einu su šitą žinutę, bet toks vidinis mano, kad aš tuos stereotipus šiek tiek bandau ne tai, kad sulaužyti, bet pakeisti, nes, turbūt visuomeniai vis tiek dar yra gilus įsitikinimas, kad, tarkim, krepšinio treneris tai turėjo žaisti vaikystėje, krepšinį, plaukimas neišimtis. Tai aš šitą plaukimą, kai atėjau, iš pradžių bijojau, būtent dėl šito ir šitų tokių, kaip sakyti, visuomenės įsitikinimų, bet paskui galvojau, kodėlgi ne, reikia bandyti, reikia tai pakeisti. Tai aš plaukikas nebuvau, bet faktas, kad kaip ir visi ten vaikystėje išbandėm kažkokius tai sportus, kažkokius treniruotės, tai dar gyvendamas Druskininkuose rankinį bandžiau sportuoti, tik tai buvo taip, kad surinko mūsų grupę ir mes, kaip ir pradžioje viskas tvarkoja, grupė, komanda, kaip ir ten sudėties tos užtenka, bet paskui kaip ir visada būna, pradeda atbyrėti žmonės ir tada iš mūsų jau tos, ten vadinkim, pirmamečių grupės ten lieka vos ten kokie 5 gal, tik tai vaikai ir mus tada dėl šitos priežasties prijunginėja prie antramečių ar gal net trečiamečių. Tai tada prasideda tokie dalykai, kaip ten eini treniruotės ir net nežinai, ten po apšilimo ar kamuolį paliesi dar ar ne, nes tu ten perdavimo paprasčiausiai negausi. Tai šitie dalykai prasidėjo, tada aišku, tas irgi toks gal ten ir amžiaus skirtumas, tai kažkokie rūbinės dalykai, neslėpkim šito. Ir neprilipo tas rankinis kažkaip, tai tas laisvas laikas daugiausiai buvo, kaip sakau, gyvenau kurorte, tai laisvas laikas, kai jau buvo kompiuteris, tai dažnai būdavo ten, bet ir tai ne visas, bet tiesiog būdavo visos vasaros ir visas šiltas metų laikas ant dviračio praleistas.
Tai ten Druskininkų apylinkės išnaršę esam skersai išilgai su dviračiu. Bet kažkodėl savo gyvenimą nutarėjai susijęti su sportu, įstojai į Lietuvos tuo metu kūno ir kultūros akademiją. Taip, įstojau į kūno kultūros akademiją, baigau paskui jau pakeitusi statusą Lietuvos sporto universitetą. Tai ten ir pradėjai plaukti, realiai. Ten normaliai. ir pradėjau plaukti, nes programos dalis yra plaukimo paskaita, o įstojau į universitetą, tai nėra turbūt, kad taip, kaip sakyti, ten netyčia, bet irgi persikrausti teko į Alytų, 8 klasę pradėjau eiti Alytuje mokyklą. Ten irgi tas toks kažkoksai tai kaip ir aktyvus laisvalaikis tęsiasi, bet apie kažkokias treniruotės net nebuvo galvos dėl logistikos, sakykime, sumetimų, nes gyvenau už miesto, tai tos būrelius turbūt būtų buvę ir sunku derinti, nes kaip dabar atsimenu, ten 3 autobusai per dieną važiuodavo į ten, kur aš gyvenau, tai su pirmoju tu atvažiuoji į mokyklą ir paskui tau lieka tik tai 2 variantai, kaip tu gali grįžti namo ir vienas ten yra iš karto po pamokų ir kitas ten šiek tiek vėliau, bet irgi per mažai laiko turbūt, kad grįžti. Aišku, gal būtų galima suderinti buvę, bet nebuvo to kažkokio net noro, kad ten kažką lankyti. Paskui jau paauglystė įsibėgėjus, prasidėjo irgi ten kažkokį sporto klubą pradėjau lankyti, bet ten tu jau buvai pats savo grafiką dėliojasi, tai tą dieną laiko yra, tai lankai, eini į tą sporto klubą, nėra, praleidi. O tai dėl ko tu pasirinkai tą sporto universitetą? Kaip ir visi, turbūt 11-okai, 12-okai, net ne 11-okai, 12-okai, turbūt 10 klasės gale, kai jau tau ateina tas laikas, kur gauni lapą prieš akis, tau reikia rinktis dalykus, ką mokysiesi, bet jau atsižvelgi galbūt, ką čia norėčiau mokytis ir turbūt kaip ir dauguma, neturėjau iš tikro žalio supratimo, ką aš noriu veikti. Turiu kažkokius, liečiant tos mokyklos dalykus, turiu kažkokius dalykus, kuriuos labiau mėgstu ir kurie galbūt sekasi tiesiog. Tai pasirinkus tokius dalykus, kaip biologija ir panašiai, tiesiog gavosi taip, kad 12 klasės jau pabaigoji, kai jau reikėjo tikrai jau tada jau nuspręsti, ką, tiesiog pasirinkau daugiau mažiau tą vietą, kur buvo daugiausiai šansų į nemokamą vietą įstoti, į finansuojamą, nes tikrai nenorėjau, jau tada ten galvojau, kad nenoriu ten tėvų apkrauti kažkokiais ten mokesčiais už studijas ir panašiai. Tai tiesiog į tą prioritetų sąrašą sudėjau savo, tai dėjau tas vietas, kur buvo šansai realūs patekti į valstybės finansuojamą vietą. Aišku, nebuvo taip, kad nei kiek nekėlė susidomėjimų tas pats trenerio darbas, tokių vis tiek kirbėjo, kad gal visai būtų įdomu, gal tik tai tiek, kad paskui jau, kai įstojau, reikėjo rinkti specializaciją, tada buvo galbūt šiek tiek sunkiau, bet čia grįžta tas ten treniruoklių salės lankymas, mokykla irgi ten svarmenis kilnodavau, dalyvaudavau varžybose mokyklinėse. Kažkur mačiau, kad tu ten kažkokį bet tam pačiai LSU kažkokį rekordą svarmens vieno ranką kilnojama buvai padaręs. 16 kilogramų. Kažkur protokolai yra reikia dar. Bet čia, žinok, turbūt mokyklos dar yra. Ten LSU protokolas buvo tikrai PDF-as, dar galiu atrasti kažkur, žinok. Net galvoju, po universiteto jau esu dalyvavęs, atsimenu, universitete sportinė veikla, tai liko ta treniruoklių salė, kas tiesiogiai susiję su specialybė buvo, nes studijavau, pirma specializacija buvo kūno rengyba ir sveikatingumas, tai liko ta treniruoklių salė, kur iš karto paskaitose kažkokius tai išmoktus, išgirstus dalykus ten įdėdavai į savo programą, bet universitete tai
kad varžiausi, tai tik ir varžiausi plaukimo varžybose. Okay, pakalbam apie plaukimo varžybas. Bet buvo jos studentų plaukimo varžybos. Pažiūriu apie tave, ieškau informacijos. Informacijos internete yra labai minimaliai. Nu, sakau, kaip šnipas koks užsislėpti, nežinai. Ir staiga atrandu, kad Robertas Vilkelis laimėjo vienas varžybas, kitas varžybas. Tai kaip čia buvo? Ne plaukikas, o laimi plaukimo varžybas. Lygiai reikėtų įvardyti tų varžybų, kad tarp tokių plaukikų kaip aš ir laimėjau. Tai va, tuo metu ir plaukimas tas atsirado būtent universitete. Tu minėjai, kad baseinę praleisdavai kelias valandas. Taip, kelias valandas. Nors pačių plaukikų kurse buvo nedaug, buvo dabartiniai Kauno meistriškumo centro treneriai Svipas Laurynas su Vaidotu Blažiu. Tai su Laurynu kažkaip susibičiuliavom, nes iš to paties krašto būdavo, tai finansiniais sumetimais į vieną automobilį sėsdavom, važiuodavom universitetą, o Vaidotas šiaip kažkaip toksai, nors jis retai būdavo paskaitose, nes dar siekė sportinių rezultatų, bet kai būdavo kažkaip irgi tas toksai artimas bendravimas buvo ir aš kažkaip tada tas ir plaukimas tą dėmesį atkreipė, prasidėjo paskaitos plaukimo, kur realiai mes patys mokėmės, kaip plaukti taisyklingai, tuo pačiu tos žinios mums turėjo duoti suvokimą, kaip mokyti reikėtų, nes vis tiek tas plaukimas kaip išgyventi reikalingas įgūdis, jisai yra daugelį sporto šakų reikalingas ir tiesiogiai kas susiję, ir netiesiogiai, kaip ten, kad ir būtų koks nors ten buriavimas ir panašiai. Tai tas modelis studijų programų yra ir prasidėjo tos paskaitos, jau tada iššokau į tą, jau vadinkim, sportinį baseiną, nes iki tol tai vaikystėje net nelabai panašaus, ką buvau matęs. Mokyklą, atsimenu, buvo, kaip dabar vyksta antrokų programa, tai buvo kažkaip, mus gal trečiokus vedė į baseiną, bet druskininkai tokio kaip sportinio neturėjo, mes atsimenu kažkokios sanatorijos baseinę ten su lentelėm, kojom, ušiam, bet ten labai epizodiškas dalykas, ten kokios 3-4 pamokos tik tai buvo ir tai tai aš universitete pamačiau tą baseiną, kaip jisai čia iš tikro atrodo ir pradėjau mokytis plaukti taisyklingai, mokėjau aš plaukti, bet, kaip sako, liaudiškais tais plaukimo būdais, o universitete pradėjau to sportinio plaukimo būdus mokytis ir taip užkabino, kad aš pamečiau tą treniruoklių salę ir viską, ir kaip sakai, aš eidavau po paskaitų į baseiną ir realiai, kol dirbdavau universiteto baseinas, aš tol ten mirkdavau vandenį ir tos technikos elementus šlifavau ir kad tuos visus sportinius plaukimo būdus išmokčiau ir kad jie atrodytų taip, kaip turi atrodyti ir kad būtų panašus į tuos. Tada ir tas susidomėjimas didesnis atsirado, pradėdavau, kaip visi ten YouTube naršyti, žiūrėti klipukus, ko pats po to, kai dirbau treneriu, nevengdavau, bet nemėgdavau tokių žmonių, kurie ateina klipukų prisižiūrėję ir pasakoja, kaip reikėtų... Kaip alkūnę kelt. Jo, kaip reikėtų tam tikrus dalykus mokyti. Tai atmirkau tą savo laiką baseinę ir tada man kažkaip galvoju, blema, kodėl aš nepasirinkau plaukimo kaip specializacijos. Nes kaip tik buvo antras kursas ir buvo laikas, kada reikėjo rinktis antrą specializaciją mums. Aš pasirinkau atletinį rengimą, pabijojęs to, apie ką šnekėjom, pabijojęs tų tokių dalykų, tų nusistovėjusių tokių tiesų, kad, gal aš tas plaukimo treneris, kažin ar galėčiau būti. Bet vis tiek kažkaip tas visą laiką kirbėjo, aišku, paskui tiesiog taip aplinkybės sukrito, kad įsidarbinu į baseiną. Tai žodžiu, praėjai visas stadijas, tarkim, nuo drabužinės iki rinktinės vadovo. Taip, tai aš įsidarbinau, siunčiau savo CV kaip treniruoklių salės instruktoriaus į tuometinį Kauno plaukimo centrą.
Bet aplinkybės taip sukrito, kad ta treniruoklių salė neatsidarė, bet mano CV turėjo ir po kiek laiko pakvietė, kaip sakai, dirbti Rūbinės prižiūrėtoju. Kad vaikai nenusisuktų sprandą. Kad šiokia tokia bent tvarka būtų, kiek įmanoma ten ją palaikyti. Jo, ir tai, tada taip atsiradau jau baseine ir nuo tada tikrai kirbėjau jau mintis, norėjau ir pats kažkiek, tai ne tai, kad treniruoti, bet mokyti, plaukti, jau norėjau tikrai atsidurti irgi ant to baseino krašto, tai praėjau visus žingsnelius, Rūbinės prižiūrėtojas, gelbėtojas, kol paskui galiausiai gavau savo pirmas grupės, klubo vyrtreneris buvau tam pačiam baseine veikiančio, kol paskui vienu metu taip sukrito viskas, kad išėjau iš to praktinio darbo ir nuėjau tik administracijai dirbti plaukimo mokyklai. Ir tą treniravimą padėjau. Nebuvo, kad atsibodo, bet sakau tiesiog, gyvenimo nežinai, kaip kas atsitiks ir tiesiog tada taip viskas susidėjo, kad likau plaukime, bet jau nuėjau į administracinį darbą dirbti. Ir nuėjai dar vieną darbą dirbti, kur tikriausiai esi vienas garsiausių Lietuvos specialistų, apie tai pašnekėsim šiek tiek vėliau. Bet noriu šiek tiek grįžti prie tavo tiesioginio darbo, kur užsiimi dabar, tai yra sportinės programos apskritai viso tvarkaraščio sudarimas. Kiek tai yra sudėtingas dalykas, sudaryti metų tvarkaraštį? Pats dar dabar nedėjau nuo pat pradžio, nes vis tiek atėjau metams prasidėjus, tai tie dalykai yra daromi šiek tiek anksčiau, aš daugiau dabar šiuo momentu prižiūriu, kad laikomasi to būtų, bet šiaip jau leidžiantis iki žmogaus ir iki fiziologinių dalykų, tai yra tikrai velniškai yra sunkus yra procesas tą viską sudėlioti, nes turi viską susisieti. Ta, ką sportininkai, ką treneriai dirba, turi viskas sėtis varžybos po varžybų, stovyklos po stovyklų. Tai realiai tu turi derinti ir su treneriais, ir su baseinais, ir su sportininkais, su visais tais dalykais. Taip. Wow. Tai aišku, tikrai esu dėkingas dabartiniai mūsų rinktinių trenerių komandai, kurie tikrai įsitraukia yra į tą procesą ir savo kuruojamas rinktinės tikrai puikiai prižiūri ir visada vietų ir laiku sulaukia ir klausimų, ir pastabų, ir komentarų ir iškart stengiamės kuo operatyviau tos dalykus išspręsti. Bet tikrai jų didelis indėlis yra, nes kaip pačioj pradžioj sakiau, aš esu pagalbininkas, tai aš tikrai nenoriu niekam primetinėti kažkokios sistemos, turi viskas ateiti realiai iš tų žmonių, kurie ir dirba tą darbą. Tai ar tai būtų mūsų elito rinktinė ir jos klausimai, ar tai būtų galų gale koks nors Lietuvos vaikų čempionatas, tai realiai idėjos ir mintis turi iš trenerių ateiti, kurie ir dirba būtent tam lygyje ir kurie tos vaikus ir augina. Tai, o aš esu tas viduriukas, kur sujungiu ir noriu padėti, kad visiems toj vietoj gerai būtų. Užsiminė apie elitą. Elita laukia kelionė į pasaulio čempionatą Singapūrė. Kiek tau darbų prieš šitą čempionatą yra? Ką reikia padaryti? Daug. Aš suvokiu, kad daug. Daug ir kaip naujam atėjusiam žmogui turbūt tie darbai dar ir sunkesni šiek tiek gaunasi, nes reikia visas sistemas perprasti ir visą kitą, nes realiai mes tikrai kaip Lietuva, tikrai esame plaukime stipri ir mūsų visa sistema tikrai yra neblogai pastatyta ir tą, ką mes darome čia jau Lietuvoje, tai reikėtų padidinti ten 10 ar daugiau kartų ar 100, tai visi tie patys dalykai atsikartoja ir World Aquatics organizuojamuose renginiuose ir jų ten prižiūrimuose dalykuose, tai
jeigu mes visi ten Lietuvoje pildom paraiškas, tai reikia suprasti ir pasaulio čempionatą lygiai taip pat kažkam tą paraišką reikia užpildyti. Tai kaip sakau, reikėjo perprasti tas sistemas ir taip kaip pavyzdys, terminais, jeigu kalbant, pavyzdžiui, tai vat, kad sudalyvautų rinktinė pasaulio čempionate ir jinai reprezentuotų šalį, turėtų aprangą, tai aprangos užsakymas įvyko praeitų metų lapkritį, kad šių metų Liepos gale galėtų sportininkai būti apsirengę. Tai vat, mes kalbam apie tokius terminus ir tos pačios paraiškos preliminarios vasario kovo mėnesį jau tu turi pateikti savo nuo šalies planuojamų žmonių skaičių, kas dalyvaus pasaulio čempionate, į tai įeina aptarnaujantis personalas, visi sportininkai, tai darbų nemažai yra. Tai kaip sakau, tai jeigu aprangas tu užsakinėjai daugiau negu pusę metų prieš, tada keliauja kiti gal ir smulkus atrodo dalykai, bet tos pačios kepurėlės, paskui jau einant arčiau čempionato, pabiški viskas jau siaurėja tos rytis, nes kai kurios jau užsidarė, jau tu turėjai pateikti informaciją, bet ateina apgyvendinimai, kelionės organizavimai, ką savo kolegijai Ramūnėje esu labai dėkingas už tą, kad visi laiku išskrenda ir nuskrenda ten, kur reikia ir paskui grįžta lygiai taip pat. Tai... O tarkim, elitas skrenda prieš tai aklimatizuotis į Aziją. Ten visą tą programą aklimatizacijos irgi tavo atsakomybė? Nėra pilnai taip mano. Kaip sakau, vis tiek yra čia komandos darbas. Rinktinės metinį planą sudarė vyr-treneris Paulius. Tai mes tada ofise tuo planu kaip ir tokių kaip vadovų vadovaujamės, aišku, glaudžiai bendraudami. Tai iš trenerių išeina šitas dalykas, kaip sakau, kad mums tuo periodu reikia stovyklos ten. Ir kas, tarkim, šiuo atveju irgi yra logiška, kadangi pasaulio čempionatas vyksta Singapūre, laiko juostų skirtumas, klimatas, bet labiausiai dėl laiko juostų reikia važiuoti anksčiau į tą šalį arba bent jau arčiau kažkur, kad paskui galėtų sportininkai per varžybas savo geriausius rezultatus rodyti. Supratau. Šventas darbas. Einant prie kitos tavo atsakomybės, viena iš jų yra varžybų organizavimas, Lietuvos įvairių čempionatų ir taip toliau. Taip. Kiek čia darbo reikia įdėti? Ar apskritai tai yra naujas darbas ar ne? Nėra naujas, tik mastelio tokio galbūt anksčiau nemačiau, nes jau varžybos organizuoju tikrai kuris laikas, kai išėjau iš to trenerio praktinio darbo ir nuėjau į administracinį darbą, ten irgi buvo viena iš sudedamųjų dalių varžybų organizavimas, bet... Čia gal daugelis nesuvokia, kad iš tikrųjų, kad atvaro į varžybą, suplaukia, gauna apdovanojimus, išsiskirsta, visi laimingi, tralelė, bet iš tikrųjų tai yra didžiulis darbas, kurio nemato kiti. Tai kokius darbus reikia padaryti, organizuojant normales, didesnio rango šiek tiek plaukimo varžybas? Tai pradedant nuo, kad reikia sporto bazės, kurioje vyks tos varžybos ir sutarties su vykdytoju. Sudėrėti sąlygas? Sudėrėti sąlygas, tada nuostatai, kad būtų turinys tų varžybų, nes čia varžybos turbūt gali būti kaip knyga kažkoksai taip, tai turim bazę, jau turim viršelį, atsivertėm turinį, ten turim nuostatus, paskui visi kiti puslapiai, tai yra jau mūsų dalyviai ir visi kiti, kurie susiję nuo personalo iki savanorių. Dar prie sportinės dalies tas programos sudarimas, tu pats sudarinėjai ir programas, kas kada plaukia, kuriom dienom? Taip, bet vėlgi kartu su meistriškumo komisija turime irgi olimpiniam ciklui pasitvirtinę meistriškumo komisiją, kur visus nuostatus kartu su jais. Ten yra tiek su jo sudėti tiek mūsų rinktinių treneriai, tiek sporto mokyklų treneriai, praktikai, tai visi kartu
nepaslaptis, kad daugelis dalykų atsikartoja metai iš metų, nes kažkokią programą ten drastiškai keisti kas metus nėra ir tikslo ir nebūtų patogu, nes vis tiek, kai varžybas darai, vis tiek galutinis jų turi būti toks kaip ir tikslas, kad sportininkai pasirodytų kaip įmanoma geriausiai. Tai tiem patiems sportininkam yra patogu ir yra lengviau, kai programa yra nusistovėjusi ir kad ir žinai, kad po kitų metų aš važiuosiu į Lietuvos čempionatą, ten pirmą dieną plauksiu tą, antrą dieną ten turėsiu laisvesnę ar galbūt plauksiu kažkokį tai savo nepagrindinį nuotolį. Tai drastiškai tie dalykai nėra kiekvienais metais keičiami, bet tam tikrus niuansus vis tiek pergalvojam, pasižiūrim iš praeitų metų pavyzdžių, galbūt jeigu programa galbūt ir yra nusistovėjusi, bet ten kažkokius tai galų gale, kada apdovanojimus darysim, kur čia sudėti pertraukėlės. Tai čia viską reikia suskaičiuoti vos nesekundžių, tai tikslumu, minučių. Minučių, taip. Tai idealiu atveju tai taip norisi, kad varžybos veiktų kaip šveicariškas laikrodis ir kad tiek sportininkai, tiek visi kiti turėdami grafiką galėtų orientuotis ir kad žinotų, jeigu parašyta, kad startas... Ir visą tai reikia dar suvesti į kažkokią sistemą. Taip. Tai varžybos tokios kaip iš savęs neįvyktų, kaip sakom, vėl grįžtam prie technikos, tai be 2 pagrindinių kompiuterių, ko gal irgi ne visi dar iki galo žino, nes anksčiau reikėjo galbūt vieno kompiuterio arba iš vis buvo popieriniai protokolai, kur chronometrų laikus surašinėdavo, tai dabar yra 2 pagrindiniai kompiuteriai, kur varžybų metu yra visa duomenų bazė su sportininkais, jų geriausiais rezultatais ir paskui jau, kai prasideda varžybos su jų rezultatais parodytais tose varžybose. Ir kita įrangos dalis, kuri matuoja tuos rezultatus. Tai vat šitie du pagrindiniai, kaip sakyti, technikos vienetai varžybų metu yra pagrindinė dalis to. Ten, aišku, kad ir kaip judėtume greit su technologijom į priekį, vis tiek turi žmogus tą darbą daryti ir operuoti. Tai va čia varžybų sekretorius, šiaip per pagrindinius čempionatus ir ne tik, ir šiaip apskritai varžybose, varžybų sekretorius yra pagrindinis realiai žmogus, aplink kurį paskui viskas sukasi, nes nuo jo darbo ir visko priklauso, vat, irgi ar mes į tą grafiką spėsim, ar visą kitą, ar spėsim į grafiką, aš įsivaizduoju, dar priklauso nuo to, kaip tu išdėlioji visą tą sportininkų ir žiūrovų judėjimą. Tai čia irgi tavo atsakomybė, aš taip įsivaizduoju, kur ten kolrumai visokie ir panašiai. Taip. Aišku, šiemet tikrai Lietuvos čempionatas buvo nemenkas iššūkis, bet po pernai Lietuvoje matyto Europos jaunimo čempionato tikrai sukaupėm didelę patirtį, kas palengvino šitus dalykus, bet lygiai taip pat tam tikrus dalykus parsivežė ir iš tarptautinių varžybų, kuriuose teko pabuvoti kaip teisėjui, tai ir iš ten parsivežė dalykų, bet taip, visi žiūrovų dalyvių srautai, bet irgi dalyviams, bet pati komanda, savanorių, teisėjų, viskas susideda į tą galutinį produktą, į tas varžybas, ar tai būtų Lietuvos čempionatas, ar tai būtų sporto mokyklos kvalifikacinės varžybos. Vis tiek tos sudedamosios yra tos pačios, tik tai vienu atveju mastelis yra didesnis, kitu atveju mažesnis. Pats palėtei tą temą teisėjavimo, tai ateinam prie jos. Kaip čia dabar? Studentas, administratorius ir staiga teisėjas plaukimo. Kaip atsidūrė tenai? Viską taip turbūt pažiūrėjus tą teisėjavimą vertinu, čia buvo mano duris realiai, kaip įeiti į plaukimą. Jeigu būtų turbūt plaukimas kažkoks pastatas, tai
jeigu, sportininkai kažkada atidarė tas duris ir pradėjo treniruotis, mokytis plaukti, aš kadangi atėjau taip iš šalies, tai teisėjavimas buvo mano būdas, kaip įsilieti į tą bendruomenę ir į tą patį sportą. Man dar kyla toks klausimas iš karto, žinai, labai paprastas. Aš kadangi pats buvęs krepšinio teisėjas, tai žinau, kaip tenai veikia. Ir krepšinėje paprastai yra besisukančios duris. Ne tos, kur atsidarai pats, žinai. Tai spėjai arba nespėjai. O kaip plaukime yra? Žiūrint, kaip pažiūrėsi. Stovi prieš pastatą ir matai, tarkim, sukasi duris arba tos yra. Jeigu Lietuvos masteliu, tai tikrai jos nėra besisukančios, nes tikrai tų teisėjų visada reikia ir jų visada trūksta ir tikrai visus mielai priimam visada, taip kaip ir mane priėmė ir jų reikia ir tikrai nėra, kad kažko tai atsisakome ten eigoje ir panašiai. Tarptautinėme lygyje yra šiek tiek griežtesnės tos tvarkos. Šiemet būtent pakeitė World Aquatics tvarką teisėjų, išskirstė į lygius. Šiaip jeigu anksčiau buvo tiesiog tarptautinė kategorija yra aukščiausia ir paskui jau tiesiog priklauso kokiam žemynė vyksta varžybos ir visa kita ir ten renkasi tą komandą. Dabar yra tie 3 lygiai, kur reikia... Kokie čia tie lygiai? Tai pritemta prie medalių, prie apdovanojimų spalvų, tai bronzinis, sidabrinis ir auksinis, kur tapęs tarptautinės kategorijos teisėjų, tu patenki į bronz kategoriją, kuri turi savo reikalavimus. Tikrai ten tiksliai nedetalizuosiu, bet, kaip pavyzdys, bronziniam lygiai būnant, norint patekti į kitą, aukštesnį, sidabrinį, tau reikia būti teisėjaus, kaip pavyzdys, ten 2 Europos čempionatus. Tik tai tada tu perlipsi į sidabrinį, sidabrinis lygiai taip pat turi savo reikalavimus, pakilus į auksinį gali tikėtis, kad gali tau tekti ir olimpinėse pateisėjauti. Bet suteisėjavus kartą olimpinėse pagal dabar naują tvarką jau turbūt antro karto nebebus. O, netgi taip. Taip, nes tikrai teisėjų yra daug ir tikrai jiem visiems galimybę suteikti yra sunku. O taip pat pagal tuos lygius skiriasi ir honorarai teisėjams, ar mokami honorarai kažkokie tai už teisėjimą? Nemokami, aš pavadinčiau tai ten kelionės išlaidų kompensacija. Nėra, kad tu tiesioginį uždarbį gauni. Tai realiai atiduodi savo laiką teisėjavimui, plaukimui, o tau tiesiog apmoka kelionės. Taip, bet teisėjavimas tiek Lietuvoje, tiek visur kitur yra savanorystės pagrindu grįstas. Teisėjavimas plaukimo būtent varžybose. O tai kur kaifas teisėjaut plaukimo varžyboms? Daug turbūt galima tų aspektų išvelgti, visiems turbūt skirtingai. Aš, kaip sakau, mano jeigu atveju, tai pradžiai tiesiog tu nori būti to dalimi plaukimo būtent ir, kaip sakiau, durys tos atsidarė, tu patekai, čia jau yra malonumas. Ar tai tu ten, ir paskui net nebesvarbu, ar tu ten kažkoks esi posūkio teisėjas, ar kažkokios tai aukštesnės pareigos, bet jau tu esi dalis kažko, kur galų gale reikia suprasti, kad, kaip sakiau, iš sportininkų pusės irgi žiūrint, jiem reikėtų suprasti, kad be teisėjų irgi nebūtų varžybų ir nebūtų tų rezultatų. Tai tu patenki, ten jau yra malonu, nes tave priėmė ir tu jau esi kažko tai... Tave gerbė. Kažko tai dalimi. Ar gerbė, nežinau koks tas, kaip žiūri, sakau, sportininkai turbūt žiūri į teisėjus kaip į, neišvengiamą blogį. Taip, jie turi būti ir ten kažko tai daugiau, jie nedažnai nepergalvoja. Paskui, kai jau teko pradėti jau ten organizuoti varžybas ir viską ir su tais pačiais sportininkais pabendrauti, kai jie patys kartais irgi ten tų užkulisių pamato ir
Jie sako, taip čia viskas vyksta, nes, sakau, jiems tai atrodo, kad atvažiavau į baseiną, jau jie tiesiog yra ten tie teisėjai, ir viskas. Tu paminėjai tą vieną dalyką labai, labai svarbu, aš manau, kad tai labai svarbus dalykas, kad vienas iš tų kaifų, vienas iš tų pasitenkinimų, kuris suteikia teisėjimas, tai yra, kad tu gali būti aukščiausio lygio renginiuose ir šalia aukščiausio lygio plaukikų. Taip, tai realiai, jeigu, tarkim, tau dabar sporto mokykloje nesiseka plaukti, bet tu nori pamatyti pasaulio čempionatus, nori galbūt į olimpinės, nori pamatyti garsiausius plaukikus, tarp teisėjų, taip? Taip, tai prie šito aš toliau būčiau ėjęs, tai kitas dalykas, apart to, kad ir ten teisėjai tikrai nėra, kad nuvažiavus į čempionatą turistauja ir taip toliau, ten tikrai laikas irgi suskaičiuotas yra ir tarkim, paskutinė, kur buvau pasaulio čempionate, tai aš galimybę ten pamatyti miestą, tai tik tai vieną dieną realiai turėjau, nes tu vienas iš pirmųjų ateini ir paskui vieni iš paskutiniųjų vis tiek išeinam, nes tu visą tą laiką, visas varžybas būni, jeigu gali komanda pasirgti už savo kažkokį tai atstovą ir baigėsi rungtis ir iškeliauti, teisėjai vis dar ten yra. Tai kitas, bet jau čia paskui vėliau šitie dalykai ateina, tai kaip sakai, kažkur tai nuvažiuoti, kad ir Lietuvoje tai pačioj nuvažiuoti į kitą miestą, pamatyti kitą baseiną, jau yra man asmeniškai kažkokia tai graža, bet tas, tu ką paminėjai, tai ir tarp daugelio yra teisėjų šitas, kaip pakalbė išvažiavęs kažkur į varžybas, kad ten matėjai pas mane takelyje, ten plaukė tas ir tas. Tai yra šitas, kaip sakai, yra galimybė, jeigu ne pačiam dalyvauti, tai būti šalia tų geriausių, greičiausių, kaip ir aš paskutiniam pasaulio čempionate, kur pasaulio rekordai krito vienas po kito ir tu esi ten, toje atmosferoje ir tu esi to dalis, nes, kaip sakau, be teisėjų to rezultato nebūtų užfiksuota. O tai ką tu teisėjavau pasaulio čempionate? Kokios tavo atsakomybės buvo pastarajam, kur čia Budapešte? Budapešte. Tai tokiuose renginiuose vyksta rotacija, kiekvieną dieną vis kitos pareigos. Tai jeigu tu vieną dieną esi posūkio teisėjas starto pusėje, kitą dieną tu gali būti jau posūkio teisėjas posūkio pusėje. Tai aš paskutiniam čempionate visą puokštę praėjau pareigų, tai nuo tų pačių posūkio teisėjų tiek vienam, tiek kitam baseino gale. Stiliaus teisėjas buvau, dalyvių susirinkimo vietoj teisėjas. O stiliaus teisėjas tas, kur žiūri, kad dviejų sumušimų nebūtų... Taip, aš sakyčiau, vienos iš šiaip pagal tą vadinamą, kaip jeigu World Aquatics taisyklėse parašyta yra jurisdikcija kiekvieno teisėjo, tai pagal jurisdikciją vienos sudėtingiausių pozicijų, viena sudėtingiausių, nes tu turi matyti nuo krašto baseino, tai tarkim nuo nulinto takelio iki 4 takelio, kas ten vyksta po vandeniu. Tiek, kiek gali matyti. Aišku, taip ir sako, iškart visada teisėjaujam tą, ką matom. Neprisigalvojam. Jeigu jau tu ten nematėjai ar pasirodė, tai pasirodė ir jau pasilaikyk tą savo. Tai tu kaip stiliaus teisėjas žiūri, kad būtų laikomasi plaukimo būdo taisyklių distancijoje. Jeigu, tarkim, tu esi posūkyje, tavo jurisdikcija yra 5 metrai iki posūkio ir po posūkio, kol padaro išniręs pirmą grybšnį. Ir ten baigėsi. O stiliaus teisėjas tu distancijoje viską stebi. Tai buvau stiliaus teisėjas, dalyvių susirinkimo vietoje. Viena ir nuobodžiausių, bet tuo pačiu ir arčiausiai sportininkų esi tose pareigose, nes visi eidami į startą, visi turi praeiti tave, pasisveikinti. Neprivalo pasisveikinti, bet visi turi prisistatyti, parodyti savo akreditaciją, tu žymėsi savo protokolę, kad toksai yra, jeigu kažko tai trūksta, informuoji. Tai tuo pačiu tu pačių varžybų nematai,
bet visi tie sportininkai praeina pro tave ir jeigu, pavyzdžiui, būni iš viso antram kolrūme vadinamo antroji dalyvių susirinkimo vietoj, ten dar yra įdomiau, bet dar neteko būti, nes ten tu matai, kaip sportininkai kaupėsi, žiūri vienas į kitą, nusiteikinėja startui, kas nervuojasi, kas galbūt nesinervuoja ir atsipalaidavęs. Tai va, ir teko, turbūt esu, kaip sako, pirmas lietuvis, kuris teisėjavau prie video teisėjavimo. Tas varas vadinamas. Varas, taip. Tai vieną dieną, prieš paskutinę čempionato dieną, atsidūriau tam kambaryje. Tai patirtis viena įdomiausių ir tuo pačiu yra viena atsakingiausių, nes ten jau, jeigu tu kažko nepamatai, tai jau tu klaidą padarai. Nors, aišku, nereikia galvoti taip, kad sėdi teisėjai, žiūri į monitorių, stabdo, lėtina ir taip toliau ir ten gali 10 kartų peržiūrėti. Ne, tu žiūri viską realiu laiku, tu žiūri vienu metu stebi 2 takelius ir tuos 2 takelius gali matyti iš apie 10 maždaug skirtingų kampų. Bet vis tiek ten paskui būna, kad baigus distanciją, ten under review rašo. Žinai. Taip. Tada peržiūra kažkokia, atsukėt gal tą juostą. Atsuka juostą, bet ne tu jau atsukinėjai. Okay. Jeigu jau tokia yra situacija, kad yra matomas pažeidimas, tu žiūri realiu laiku, tu matai pažeidimą, tu sakai savo asistentui, kad jis uždėtų laiko žymę ir tada pagal tą laiko žymę yra to VAR kambario vyresnysis supervisorius, kuris jau tada gali žiūrėti sulėtintai, keisti kamerų kampus ir žiūrėti ir priimti tą galutinį sprendimą. Bet irgi nėra laiko į valias, nes vis tiek yra renginys transliuojamas, yra laikomasi laiko limito, šiaip yra tokia kaip ir nerašyta šiai dienai taisyklė, nedaugiau 2 minutės vienam pažeidimui, vienai peržiūrai. Taip. Kiek svarbi, kiek atsakomybės turi tas starto teisėjas, kuris ten šauna kažką virš? Nešauna. Būna kai kuriais atvejais starto įrenginiai panašus į pistoletą, bet starterio pagrindinė užduotis yra visiems užtikrinti lygias galimybės į gerą, į teisingą startą. Bet čia svarbi labai atsakomybė teisėjo. Taip, tai po jo komandos ir po jo mygtuko paspaudimo jau showtime, kaip sako, jau tu turi rodyti viską, ką gali. Tai tikrai labai priklauso, šiaip kaip renkasi, ypač tarptautiniams varžyboms tuos starterius, atsižvelgia į balso tembrą, kaip tu... Tai esi buvęs? Ne. Yra atskira kategorija starterių. Esu buvęs starterių šiaip varžybose mūsų čia Lietuvoje, bet tarptautinėse varžybose yra jau atskira kategorija, yra starteriai ir taip kaip starteriai negali būti posūkio teisėjai, taip posūkio teisėjas negali būti starteris. Daug aiškiau, bet dar vienas dalykas, kurį vis dėlto noriu išsiaiškinti, kuris nėra man iki galo aiškus. Kaip tu atsidūrei disc golfe? Geras klausimas. Nuo ko čia pradėti? Buvo laikas, draugų kompanija jau buvo pabandę ir vis kažkaip kviesdavo, bet aš buvau, ne kad skeptikas, bet aš ten per dantį juos traukdavau, sakytų, ką čia dabar mes vaikščiosim kažkur per miškus, per pievas, ieškosim ten tų lėkščių, dar tada taip vadinau. O kaip jie vadinasi? Diskai. Jo, nes jeigu discgolferiui pasakysi, kad ką ten lėkštės mėto, tai, kaip sako, lėkštės yra namie virtuvėje, o mes diskus mėtom. Tai va, bet paskui turėjau
šiokių tokių sveikatos problemų ir paskui, kaip sako, atsistojau ant kojų, grįžau ir galvoju, reikia pabandyti, bus toksai atsistatymui veikla, tokia tiesiog laukia, gamtoje, grina more ir, kaip sako, susirgau. Aišku, gavosi taip, kad iš tos draugų kompanijos, kuri mane pritraukė, tai aš vienintelis realiai ir likau, kuris dar aktyviai užsiiminėjo tuo. Ir, kaip sako, ten, kai visų paklausė, ten, kuo ten tavo taip sužavėjo, tai su disc golfu yra taip, kaip sako tas posakis, love ir hate relationship. Tai vieną akimirką tu gali pataikyti pirmą pasitaikiusi medį ir tu nori prasmegti skradžiai žemę ir ten mintyse gražiausiais žodžiais išdedi, bet tuo pačiu, jeigu tu atėjai į kitą starto aikštelį išmetimo ir diskas skrieja taip, kaip tu planavai ir jisai, kaip sako, mes taip nupiešė tą liniją, kurią tu įsivaizdavai, tai tas disko skridimas užbūrė tave. Tai, supratau. Tai ir toks kaip sportas nėra reikalaujantis kažkokių spec didelio fizinio pasiruošimo ir, sakau, tas buvimas gamtoje, visa kita, tuo visų COVID laikotarpiu čia buvo išsigelbėjimas. Tuo metu jisai ir pasaulyje tapo vienas sparčiausiai augančių sportų. Būtent dėl tos priežasties. Aišku, supratau. Tikiuosi, kad ir šitos tinklalaidės žiūrovam ir klausytojam taip pat tapo aiškiau, ką veikia Robertas Vilkelis asociacijoje LTU Aquatics ir kaip nuo jo priklauso darnus asociacijos darbas. O šiandien dėkoju, Robertai, kad buvai drauge. Buvo labai įdomu. Ačiū tau, ačiū. Dėkoju visiems, kad žiūrėjo ir klausėsi ir iki pasimatymo.